Labas rytas, tai šiandien filmuojam dieną su manim, atsikėliau 7:30 ir ėjau plauti galvą, tai dabar užsidėjau kaukę ir porą minučių palauksiu, kol įsikers į plaukus, tada nuplausiu. Galvą įsiplovau, dabar atėjau į kambarį, kad sugalvoti ką rengtis, nes šiandien važiuojam su draugėm po darbo į koncertą. Žinau, po mano darbo, nes aš šiandien abidvi nedirbu, galas, kad aš dirbu. Pirma outfito opcija. Bet turbūt vaibas nelabai tinka. Kardiganą pasiėmiau pilką, kad siekiau vakare bus koncertas ir gali būti kažkiek vėsiau, nors ir pagal prognozes šiandien 30 karščio ir plius koncertas laik karšta, bet tiesiog toj, kad užsipast, jeigu šalta pasidarytų vakare jau grįžtant, bet man kažkaip nelabai dar bandysiu kitus outfitus. Antras outfito variantas yra toks šilkinis sijonas. New Balance balti, aišku, irgi. Ir tiesiog tokia balta maikutė. Tai va, nežinau, visai patinka, nes pamiršau tą žodį, bet visas bendras outfitas gerai atrodo. Ir irgi paimčiau kažką užsimesti. Žodžiu, dabar apsirengiau, kaip važiuosiu į darbą, nes dar prieš važiuojant į darbą man reikės pasiimti į mokyklą knygas, vadovėlius, nes paskutinė diena ir tiesiog mes šitą dieną galim kas pasiimti. Tai iš ryto pasiėmu, nes vėliau negalėsiu. Dabar einu visą skincare pasidarysiu ir su ricinos aliejum pasitepsiu antakius, nes laminavausi. Ir reikia teptis, kad būtų sveiki ir gražus, nes taip nuo chemijos, nes kitaip nuo chemijos gali labai smarkiai pažeisti būti. Labai aš dabar spėjau kažką filmuoti, tai pasidariau antakius skincare, šiek tiek paakius pasidažiau, nes buvo labai juodi, plaukus jau spėjau užsidžiovinti, dabar einu aliejukų pasitepsiu. Nu, žodžiu, visą savo rutiną, ką darau kiekvieną rytą ir truputį apskaičiau, nespėjau, tai einu dabar plaukus susirišiu, nes darbė negaliu būti su palaidais. Greitus mini pusryčius pasidariau, tai granola ir jogurtas. Jau viskas pilnai susirišiau, žiūriu skubu, tai bye. Seniai čia būtų, tik prieš 2 mėnesius su pusę. Atvarėm knygų, bet tiek daug visų žmonių, mokytojų, visko pilna. Labai keista. Susirinkau visus daiktus, knygas pasiėmiau ir dabar varau iki savo viršininkų, kad nuvežtų mane į darbą. Šiaip žiauriai karšta, ta prasme. Dabar šiandien bus 30 šilumos, aš su džinsais. Labai karšta. Tai jau atvažiavau į darbą, apsirengiau darbo aprangą ir einu dirbti, nes girdžiu, kad yra žmonių. Tai susitiksim turbūt vėliau arba kai jau baigsiu darbą. Einu į Maksimum nupirkti grietinėlės, nes jau visiškai pabaiga, nes šiandien anksčiau darbą baigiau, tai reiks skubėti, kad nieko netrūktų, kai viena liks kolegė. Tai jau pasiruošiau, pasiėmiau visus daiktus, atsisveikinau su kolegė, kuri išeina iš darbo, o dabar einu pas Ievą ir važiuosim pasiimti rusnės. Ieva susimokėjo už kurą ir dabar važiuosim toliau. Sveiki, sekėjai! Nepasijuokčiau, turbūt iš to, Išėjom dabar truputį pasivaikščiot, kai pavalgėm. Tai dabar, kurioje mes vietoje esam? Esame Lukiškių aikštėje. Nes aš tik visą laiką nežinau, kur mes būnam. Valgėm blynus iš bebro blyninės. Nebuvo įspūdingo skonio. Tiesiog blynas. Paprastas. Mača. Neskanė. Mano truputį skanesnė buvo, geriau praplakė. Aš geriau šaltą flatvaitę. Žiauriai. Pamaima. Ieva renkasi karolius. Parodė. Ieva, tai ar patenkintas į savo pirkinio? Apiplėšimas sudari baltos dienošiai, bet jeigu nesuplėšti, tada gerai. Nu tai va, šiaip kainavo, kiek kainavo? 2 eurų. Patenkinta? Ne. Galėtų būti pigiau. Ja. Šiandien testuosime Uniką naują vandenį. Žiauriai geras. Turės su vitaminu D, folio rūgščių.
ir neatsim. Vos perskaičiau. Dabar truputį nugrybavom, tai einam atgal, nes ieškom vasaros terasos ir nežinom kelio. Jau atėjom prie vasaros terasos, dar baigėm žiūrėti pusę vandenį ir ruošiam bilietus. Jau atėjom į vietą, dabar radom vietą pailsėt, pasėdėt. Tiesiog žiauriai pavargom, nes labai daug vaikščiojom, tai reikia turbūt pasikrauti jėgų, kad galėtume paskui per koncertą jau išsitaškyti iki galo. Kiek liko laiko? 5 minutės. Tai žinau, ką padarysiu. Darysim tašės haulą? Ne, kad best man queen. Manit? Etapas yra, jeigu norit labai max ultra turbo super kvepėt, skirti kaklą. Nes šitas žiūri skaniai kvepia. Tai ką tik baigęs koncas, dabar tiesiog aptarinėjom viską, jauna Lietuva. Žiauriai fainai, žiauriai daug emocijų, dabar varysim kažkur atsigerti, kažką nusipirkti, nes žiauriai troškina, nieko nepirkam tenais, nes labai brangu, žinot kaip būna. Klausykit, jeigu tokia pradžia. Sveiki visi! Tai jau važiuojam namo, atėjom į mašiną, dar trumpą fotošiūtą pasidarėm ant balto tilto. Atsiprašau, trumpa. Šiaip netrumpa, bet... Žiauriai gera. Žiauriai geras Follow podcast mane gavosi. čia. Pataikinsiu Ievos Instagramą, galėsit pasižiūrėti Ievos podcast, jeigu įkils. Nežinau, ar įkils, bet pamatysit, kai pafollowinsit. Tai turbūt čia jau noriu atsveikinti, nes jau labai vėlu. 2:30 reikia važiuoti, nes rytoj dar į darbą ir man ir Ievai. Tai ata. Rusne.